Sveiki. Mes kalbėjome apie atsivertimą, kad reikia nuolankiai, pagarbiai prašyti, padėti atsiversti. Ir čia gana svarbus žodis yra padėti. Niekas prieš jūsų valią neatvers. Ir kągi reikėtų daryti, kad pagalba būtų efektyvi. Pirmas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai Šventasis raštas. Jokių būdų nesimkite skaityti Senojo testamento, pradėkite nuo Evangelijos, nuo Naujojo testamento. Aišku, jūs galite sakyti, tai kas čia dabar, taigi čia žydų raštai, o aš čia ne žydas, man tai neaktualu. Matot, jeigu žydų rašte parašyta nežudyk ir jūs manote, kad tai yra neaktualu, na tai ką aš galiu pasakyti? Raštas gal ir žydų, bet iš ten reikia atsirinkti tai, kas yra aktualu. Dabar jau demonai jaučiu trina rankas, žodis atsirinkti, kas yra aktualu. Tarkim, Dievo įsakymų 10, tai aš renkuosi, šitos renkuosi, o šitų ne. Aš turiu omeny, kad tam tikri žydų papročiai, beigi klimatinės jų sąlygos mums yra nelabai aktualios. O tos vertybės, kurios yra universalios ir nepriklauso nuo tautų tradicijų arba vietovių, šitie dalykai yra aktualūs. Kodėl reikėtų skaitinėti Naująjį testamentą Evangeliją, gerąją naujieną apie Jėzų Kristų? Vėlgi atkreipkite dėmesį į žodį skaitinėti, tai reiškia, kad ne tai, kad prišokau, permečiau akimis ir jau viskas. Tai reiškia, kad skaityti karts nuo karto ir vėl iš naujo ir nebūtinai viską iš eilės, net kaip tik yra 4 Evangelijos, galima tik vieną paskaityti jų pradžiai. Rekomenduočiau nuo Jono Evangelijos pradėti skaityti. O jeigu esate žydas, tai galbūt jums geriau skaityti būtų nuo Mato Evangelijos. Evangelijos tiesos skleidžia tam tikrą vibraciją. Vibracija tai ne tai, kad kažkas tai dreba arba virpa, čia beskaitant knygą. Vibracija tai yra tam tikri dažniai, bangos, kurių žmogus savo fiziniu kūnu gali ir kartais net ir nejausti. Tarkim, tas pats interneto ryšys eina vibracijomis, bangomis ir jūsgi nejaučiate, kur čia tas ryšys stipresnis, kur ne. Jūs iš vis nejaučiate, kur apskritai yra tas ryšys. Tuo tarpu aparatas, telefonas, jis gaudo tą ryšį ir jisai fiksuoja, kuris stiprus, kuris yra, kur jo nėra. Ir čia gaunasi pirmas susidūrimas su tų taip vadinamu, reiškia, ateizmu, kur teigiama, kad Dievo nėra. Tai atitinkamai vibracijų nėra. Vibracijų nėra, nes jų niekas nematė, niekas negirdėjo, niekas nejaučia. Atsirado aparatai, kurie jau nustatė tas vibracijas. Taip, dabar tos vibracijos yra. Bet jeigu grįžti į praeitį, kur nėra aparatų, tai ir viskas. Nėra jokių vibracijų. Ir ką tu tam žmogui pasakysi? Dabar gali jam po nosim pakišti aparatą. Bet ir tai jisai sakys, čia tavo aparatas, tasai rodo pieno riebumą, aš irgi galiu tokį aparatą padaryti, rodys, ką nori. Tai mes su ateistais nesiginčykim. Ateizmas turi didelę prasmę. Jeigu trumpai, tai yra toks posakis, išmokyk kvailį melstis, tai jisai galvą prasiskels. Tai ateizmas padeda žmogui galvos neprasiskelti. Dievas tarsi gelbė žmogų nuo tokio tikėjimo, kuris tam žmogui gali pakenkti. Taigi, skaitant Evangeliją, jūs galite susidurti su tam tikrom vibracijom, kurios gali atidaryti tam tikras duris
į tiesą, į jūsų pažinimą, į jūsų paieškų rezultatus. Evangelijos žodžiai yra tarsi raktai, kurie atrakina užrakintas duris. Ir jei skaityti Evangeliją kaip kokią bulvarinę literatūrą, be nuolankumo, be pagarbos, be prašymo viešpaties padėti suprasti, kas ten parašyta, na tai gausis šiaip sau skaitalas ir tiek, kurį galim būtų pavadinti Jėzaus Kristaus nuotykiai Žydų karalystėje. Tikras trileris, jūs pažiūrėkit, pavyzdžiui, karalius Erodas nusprendžia nužudyti kūdikėlį Jėzų, jis pasiunčia karius, tie kariai žudo ten žmonės, žudo kūdikius. Nežinau, ar norėtųsi skaityti tokią literatūrą man, bet tiem, kurie prie aštraus siužeto, prie žiaurumų ir prievartos šitų holivudinių filmų pripratę, tai čia Evangelija pats tas skaityti. Ir tai Evangelijai dar čia visai nedaug šito yra. O tam Senajam testamente, tai ten tiesiog Holivudas, kaip sakoma, ilsisi nuo šalyje. Būtent baisumai ir išjudina žmonės. Tarkim, kol jums viskas gerai, jums ant padėklo viską atneša, valgyt duoda, kam čia tas Jėzus Kristus, kas jis toks ir kam jis reikalingas? Kažkoks driskius, kažkoks dailidė iš kažkokių tai prieštvaninių senovinių žydų, tai kam jis reikalingas? Pasakykit, tikrai nereikalingas. Bet kai prasideda kažkokios problemos ir matai, kad tu negali jų išspręsti, tu galvoji, kaip šitaip gali būti. Aišku, tokie žmonės, kurie ateistai, tarkim, netikintys, jie galvoja, čia tas Jėzus Kristus niekom nepadės. Aš galiu tik pats savo padėti. Tai man atrodo, iš šių laikų pats geriausias savo padedantis pavyzdys yra Muamaras Kadafi, Libijos valdovas, buvęs valdovas. Tai sužinokite apie jo gyvenimą ir to gyvenimo pabaigą, kuom jam viskas baigėsi, o buvo toks šaunus valdovas, tiesiog fantastiškas. Netgi dauguma sutiktų Jėzų Kristų patraukti į šalį, o vietojo pastatyti būtent Muamarą Kadafį. Nes Jėzus Kristus ką jis jums duoda? Kelią pas tėvą. O kur materialinės vertybės? Kur turtai? O Muamaras Kadafis duoda viską. Išskyrus kelią pas tėvą. Bet iš kitos pusės, turint viską, taigi kelias pas tėvą turėtų būti tiesiog rožiam klotas. Jūs aptekęs pinigais, savo atsipūtęs, jums nereikia eiti į darbą, nereikia vargti, jūs tiesiog nuolankiai, patogiai studijuojate Evangeliją. Tiesiog fantastiška, bet kažkaip šitas dalykas nedirba. Kol jums gerai ir patogu, paprastai jūs nestudijuojate jokios Evangelijos, niekam neįdomi jį. Aišku, yra žmonių, kuriem jį įdomi, net ir esant gerai situacijai, bet tas įdomumas irgi savotiškas, galbūt su laiku pakalbėsim apie tai. Taigi, skaitant Evangeliją, ten surašytos tiesos, jų vibracija, jūs gali pažadinti, pajudinti, atsiversti. Tai yra Dievo veikimas per jo žodį. Kai kurie žmonės taip susižavi, kad jie tik skaito tą Evangeliją, daugiau nieko jam nereikia. Kiekvienam savo kelias, nėra taip, kad visiems vienodai. Kitas dalykas, atsiverčiant, yra kūrinyje. Dievas kalba per savo žodį, Evangeliją, bet kalba ir per kūrinyje. Nes Evangelija, jinai štai jūs galite ją įsigyti, netgi gauti dovanų, jūs galite ją skaityti, bet taip gali ilgai netrukti. Yra nemaža tikimybė, kad Evangelija bus uždrausta. Bus uždrausta literatūra, bus jinai deginama, naikinama, žmonės, kurie nesutiks jos atiduoti, bus persekiojami. Tai po truputį ateina. Tie, kurie yra atsivertę ir tik jie tai jaučia. Kad tai vyksta po trupučiuką. Pavyzdžiui, kad ir Lietuvoje.
vienas toks prekybos centras paėmė ar Kauno, ar Vilniaus senamiesčio vaizdus, bet panaikino iš ten kryžius. Tai, aišku, galim sakyti, panaikino, tai panaikino, kas čia tokio. Čia tiesiog ženklai, kas link kur viskas einama. Jau vakarų valstybėse taigi jau draudžiama kryželį nešioti, draudžiama tas, anas, jau po truputį. Ateis laikas. Tai va, įsivaizduokim, kad Evangelija uždrausta ir ką čia dabar, ir kaip ją perskaityti. Dievas dar kalba per kūrinyje. Kai kurie veikėjai sako, tai kam ta Evangelija, viskas per kūrinyje galima sužinoti. Tam tikra prasme jie teisūs. Per kūrinyje ateina aplinkybės ir aplinkybių kalba kūrėjas kalbasi su jumis. Evangelija yra tarsi kažkokia instrukcija. Va, pavyzdžiui, jūs turite namie rozetę ir instrukcijoje parašyta, nekiškite vinių į šitą rozetę. Ir ką, jūs dabar galite sakyti, kad čia prirašyta, o aš kišiu vinis. Tai va, jeigu jūs kišite vinis, su jumis kalbės aplinkybių kalba. Jūs tai pakratys, nutrenks, galbūt ir užmuš, aš nežinau, ta elektra, ką su jumis padarys, visko gali būti. Jeigu tik tai prie vienos fazės prisiliesite, greičiausiai išliksite gyvas, kaip buvo su manim, taip gerai nukratė, kad maža nepasirodė. Taigi aš jau iš patirties žinau, kad vinių į rozetę nereikia kišti. Tačiau išmanimas iš savo patirties rodo, kad jūs esate protingas, o išmanimas iš kitų patirties rodo, kad esate išmintingas. Taigi, Evangelijoje yra surašyta daug dalykų, kuriuos jūs galite suvokti nepabandę, neišbandant savo kailio. Yra gera vieta Evangelijoje, kur Jėzus sako, jie turi tai padaryti, bet vargas bus jiems, jei jie tai padarys. Ar jaučiate, kokie baisūs žodžiai? Net neaišku, kaip suktis iš tokios padėties, bet prieš sukantis reikia suprasti, kad į tą padėtį tu pakliūvi. Tik tai ilgų pastangų dėka. Pastoviai kaišiodamas vinis į rozetę, pakliūni į tokią padėtį, kad jau tau sunku ir išsisukti iš jos. Tai va tokia aplinkybių kalba, kuri kalba su jumis tiesiogiai.